Va su tokia aparatūra mes filmuojam savo video. Sveiki visi, čia yra Šprotai. Šiandien mes filmuosim vlogą apie žmonės, kurių dauguma nemėgsta internete. Tai yra tokie žmonės, kurie savo statusais, savo kažkokiais postais, kažkokiais... Kitais žodžiais šnekėsim apie tokius žmonės, kokiais jums nereikėtų būti, jeigu nenorit kitų žmonių Facebook'e. Taigi, pirmi tokiam sąraše yra Mikasa Tukasa mėgėjai. Taigi, tiem, kurie nežino, Mikasa Tukasa tai pages Facebook'e, kur žmonės kelia paveiksliukus ir ant tų paveiksliukų užrašytos kažkokios... Labai protingos frazės, labai protingos, įterpkit labai didelės kabutes. Ir labai tos gilios frazės. Ne, iš tikrųjų, jeigu žmogus kartais papostina ant savo sienos kažką protingo, gal jam ten sunku dabar gyvenimo etapas sunkus, tikrai nieko prieš, jeigu jis turi teisę daryti ant savo sienos, ką nori, dalintis mintim, nieks neturi teisę ten stumt, kad tu čia verki ant savo sienos, bet tik tai sakau, jeigu tavo visas profilis yra užkištas šitom citatom, tai, na, aš biškai pasijuoksiu tikriausiai. Pavyzdžiui, paskaitykim keletą iš tų frazių. Kai bachūras postina tokias citatas, jis įsivaizduoja, kad jis atrodo štai šitaip. Aš ne angelas, bet gyvenimas irgi nerojus. Neprašysiu tavo pagalbos, bet į tau jos reikės, aš padėsiu, nes aš tai ne tu. Bet iš tikrųjų jis labai klysta ir atrodo kažkaip taip. Dargink tuos, kurie tave rankina. Aš tave myliu. Ir kažkaip mes nešnekėjom daug apie merginas, mes vien tik, kad vaikinai, nu, bet kažkaip atvirai pasižiūrėjus neatrodo taip apgailėtinai, kuomet mergina postina daug žliumbenčių paveiksliukų negu vaikinas. Nu jo, iš tikrųjų. Kažkaip. Kitas tipas žmonių tai tie, kurių visas profilis yra užkištas štai tokiam frazėm. Like ir parašau. Like ir pabendraukim. Kas pabendrauti? Su tokiais postais tu tik parodai, kad tu neturi draugų, tu neturi su kuo bendrauti, o net jeigu turi su kuo bendrauti, tu neturi pakankamai pasitikėjimo savimi, kad parašyti tam žmogui ir su juo pabendrauti. Ir su tokiais postais tu lik paskleidi tokią užslėptą žinutę, kad tarp mano draugų yra žmogus, kuris man labai patinka ir aš labai tikiuosi, kad jis paspaus like ant šito posto ir taip aš galėsiu su juo pabendrauti, nes aš iš tikro labai bijau jam parašyti pirmas. Trumpai tariant, Laurinas norėjo pasakyti, nesunkinkit savo gyvenimą, paimkit ir parašykit. Like ir nuomonė, like ir vertinimas. Žmonės. Why? Just why? Su tokiais postais žmogus tik parodo, kad jis antiek neturi ką veikti, jo gyvenimas yra antiek nuobodus, kad jis literally žiūri kiekvieną, kas ten paspaudė like, eina ir jam rašo žinutę ir rašo nuomonę. Aš buvau specialiai paspaudęs, nes pas man yra draugų ir pažįstamų, kurie taip daro. Ir aš buvau paspaudęs specialiai like ant porų postų ir nieks net nebejos, kiek jie man parašė. Aišku, 10, nes aš negalvoju, kad kažkam rašys 9 ar 8. Susiduoja tą situaciją, kai sėdė draugas, paspaudžia like ir tu jam parašai, kad jo grožis ten nuo 1 iki 10 yra 8. Vienu žodžiu, su tokiais postais žmogus tiesiog parodo, kad jis yra be galo nuobodus ir jis gyvenime visiškai neturi ką veikti. Ok. Judam toliau. Dar žmonės, su kuriais mes dažnai susidarėm internete, kaip sportininkai, nes mūsų čanelis yra sportiško tokio pobūdžio, tai žmonės, kurie sportuoja ir antiek sportuoja už tą healthy lifestyle, kad jie pradeda savo tą super healthy lifestyle kažkam kitam. Grūsti subinę. Ja. Tiesiog, rimtai, jeigu tu nori negert, nerūkyt, kam tu rašai, gerai, pavyzdys. Sportininkas įkelia nuotrauką iš kažkokio, vis tiek vakarėlio, vis tiek jis turi draugų, vis tiek turi tie draugai gimtadienius ir jis ten būna. Ir stovi fone butelis alaus ten. Ir pradeda kažkokie 12-mečiai, kurie labai jau kieti sportininkai ten patyrę rašo. Kaip tu gali ten alkoholis, tugi sportininkas, va ta frazė.
kaip tu gali alkoholis, tugi sportininkas. Ir ką? Ir ką? Man atrodo, čia nėra netgi daugiau ką sakyti. Tiesiog, ir ką? Nu rimtai. Ir ką? Ir tie žmonės bando, atrodo, taip stipriai savo nuomonę kitam žmogui sugrūsti į subnę, kad taip pasidaro tiesiog juokinga. Ir dažniausiai užeini į tokių žmonių profilį ir visas jų profilis yra užkištas tom super motyvaciniam frazėm iš eilinio workouto puslapių. Tikrai žinau daug tokių sportininkų, kurie tikrai profesionalų sportininkai, kurie negeria ir nerūko ir net nemasto apie tai. Bet aš nekarto nemačiau, kad jie kažkam tai prašytų irgi pamato draugų nuotraukas ir rašo, kam tu geri. Protingi žmonės to nedaro. Jis nenori gerti, jis ir negeria, nerūko. Tegul ten, kas nori, sportuoja, rūko ir geria. Jis neryš savo nuomonės, neryš savo kažkokių idealų ir ideologijų tam žmogui. Jis tiesiog darys tą, ką nori, jis netikins kažkokį. Protingi žmonės nekiš savo nuomonės kitiem į subinę. Toliau. Žmonės, kurie labai greitai supyksta dėl absoliučių nesąmonių. Aš nepatingėjau ir aš paieškojau komentarų po Facebook'o postais, YouTube'o komentarais. Pažiūrėkit šitą nesąmonę. Žmonės, dėlgi jūs ant neturit gyvenimą, kad jūs rašot milžiniškus hate postus po kažkieno nuotraukom ar video. What? Kam to reikia? Tai nieko nepakeis. Tai tik parodys, koks šiknius jūs esat. Ne, rimtai. Aš nesuprantu tų žmonių, kuriam nėra ką veikti ir jie tiesiog postina hate postų. Nu, įkelia to šalčiūtė kažkokias nuotraukas. Nu ką, nu va, tiesiog normalus žmogus padarytų taip. Ta prasme, negerai taip savo kūną vaizduoti, kad moteris turi būti prisidengus. Nu, blemba, daro ką nori, tos merginos kelia apmogusias nuotraukas, tai jeigu po to nesiskundžia nieko. Bet kai mergina įkelia kažkokią nuotrauką ir ten iškirptė labai didelę, nu ir ką, kad tu parašysi, kad oi, tu nerodyk savo ten gražumo, kūno, gražaus vietų. Nu, jūs galvojat, kad ten nebekels, jeigu pasėjau 10 tokių nuotraukų. Nu ir ką, kad jūs parašėt? Ja. Nei hate komentarais tu nepadėsi. Nu, ten komplimentą visada gali mest, bet so, that's it. Taigi, šprotai pasakė savo nuomonę. Jeigu nesutinkat su mūsų nuomonė, galit pakomentuoti komentaruose ir mes būtinai paskaitysim, pažiūrėsim, atsižvelgsim ir galbūt padarysim Q&A video. Q&A video, mes dar nenufilmavom mano Q&A video, mums reikės nufilmuoti. Mums per mažai klausimų. Duokit dar klausimų, Action! Dėkui, kad žiūrėjot. Iki. Iki. Dabar kažkaip subiškiu.